Sveikos mielosios, mano vardas Julija Abelit, esu jau 6 metus veikiančios makiažo akademijos Make Up To Go vizažistė ir kursų vadovė. Ir šiandien mūsų mokykla norėtų pristatyti jums pamokėlę, kaip pasidaryti paplūdimį tinkantį makiažą ir tuomet nesudėtingai transformuoti jį į vakarinį, vasarinį makiažą. Vienas iš svarbiausių žingsnių prieš pradedant makiažą yra tinkamas odos paruošimas. Svarbu odą gerai nuvalyti, taip pat padrėkinti ir vasaros metu, žinoma, apsaugoti nuo kenksmingų ultravioletinių spindulių. Šiandienos modelio oda yra mišri, linkusi į bėrimus, todėl demakiažui mes pasirenkame Sebum micelinį vandenį, kuris ne tik valo nešvarumus, bet ir reguliuoja odos riebalų išsiskyrimą. Ir šiuo miceliniu vandenuku mes švelniai nuvalome visą veido odą. Tuomet galime pereiti prie odos drėkinimo. Kaip makiažo bazę panaudosime Sebum Matte Control kremą, kuris puikiai susitvarkys su riebia ir mišria oda, nes jis ne tik intensyviai ją padrėkins, bet tuo pačiu suteiks ir matiškumo efektą. Taigi tiesiog pirštais tepame šią makiažo bazę visą veiduką. Odos pasiruošimas makiažui pabaigtas ir toliau galime pereiti prie veido dengimo. Artėjant vasarai, visos stengiamės naudoti kuo lengvesnės makiažo priemonės, kurios mūsų odos neapsunkina, tačiau vis tiek norime, kad mūsų trūkumai būtų pamaskuoti. Taigi šioje vietoje geriausias pasirinkimas šiltuoju metų laiku, ypač keliaujant į paplūdimį, yra ne kreminė pudra, nes ji vis dėlto matosi ant odos ir užkemša poras, bet kremas su atspalviu. Ir šiandien makiažui mes panaudosime Biodermos toninį kremą Photoderm Nude Touch, kuris suteiks visiškai natūralų ir lengvą odos dengimą, tačiau taip pat ir sulygins odos spalvą, pamaskuos mums odos trūkumus ir kadangi turi savyje SPF 50+ filtrą, apsaugos mūsų odą nuo saulės spindulių. Toliau pasimaskuojame paakių zoną. Norint suteikti odai gaivaus įdegio efektą, bet kad tuo pačiu tas ir ryškiai nesimatytų, galime sugudrauti ir savo toninį kremą įsimaišyti skysto bronzanto. Juo tepti vietas, kurios pirmiausia ir natūraliai mums įdega. Tai yra skruostai, kaktos šonai, nosies priekinė dalis ir smakriukas. Kaip matome, ši gudrybė iš karto paskaistina odos spalvą, bet atrodo itin natūraliai. Daugiau apie makiažo sau subtilybes galima sužinoti mūsų studijos makiažo kurso metu. Makiažą užbaigti užfiksuojame kreminius produktus sausa pudra, pasimodeliuojame skruostus ir akis tamsia modeliavimo priemonę. Pasidažome blakstienas vandeniui atspariu tušu, antakių geliu sušukuojame antakių plaukelius pagal jų augimo kryptį ir lengvai perbraukiame lūpas blizgesiu. Na štai mūsų lengvas makiažas paplūdimį yra pabaigtas ir dabar galime pasižiūrėti, kaipgi jį transformuoti į vasarinį ir vakarui tinkantį makiažą. Pradedame nuo to, kad paryškiname veido kontūrus. Tamsia modeliavimo priemonę išryškiname skruostikaulį, braukdami šepetėlio nuo ausies link lūpų kampučio, tuomet pasitamsiname kaktos šonus ir plaukų augimo liniją, nosytę bei sukamaisiais judesiais apatinį žandikaulį. Toliau įvesime į makiažą spalvų. Rožiniais skaistalais paryškiname savo žandukus, kur reikėtų dėti skaistalus. Nusišypsojus atsiranda obuoliukai, juos reikėtų ryškinti. Toliau žvilgesio suteikiančią priemonę, vadinamą highlighteriu, pabrėžiame iškiliausias veido dalis. Tai yra viršutinė lūpa, virš skruosto kaulo, nosytės galiukas, po antakių ir vidiniame akies kamputyje. Tada naudojame rožinės spalvos kreminius šešėlius vokui padengti. Nepamirškite, kad visuomet reikia dažyti ne tik viršutinį, bet ir apatinį voką. Dar kartą paryškiname akies modeliavimą. Tada juodu pieštuku pabrėžiame blakstienų augimo liniją ir pieštuką lengvai išsklaidome į viršų. Lūpų kontūrui pabrėžti naudojame neutralios spalvos pieštuką ir kai kontūras yra jau pabaigtas, užpildome formą šviesiai rožiniais lūpų dažais.
Štai taip nesudėtingai transformavome paplūdimį skirtą makiažą į tinkantį vakarą. Na štai ir šiandienos mūsų pamokos rezultatas. Tikiuosi, kad buvo naudinga ir ačiū, kad žiūrėjote.